Visiems labą dieną. Šiandieną turėsime pamokėlę su Terese. Pasivažinėsime regitros galimais maršrutais. Gerai, daug važiuosim. Stengsime kuo daugiau parodyti pamokos mums. Ne mums, o jums. Anatės. Taip. Gerai. Tai čia yra greitis 50, čia galim važiuoti greičiau. Kelias ganėtinai normalus. Nėra labai slidus. Matot, kad yra žema. Tai yra vietų, kur bus mums reikalų. Na, pamėginsim, pažiūrėsim, kaip čia bus viskas. Gerai, Teresė, žiūrėk, dabar čia suksimės į dešinį bus keliukas, toksai. Rodyk posūkį. Lėtink. Dar lėčiau. Ir važiuojam čia į dešinę. Į tokius posūkius, kur matai pilnas sniego, jau atsargiai. Pabandysim čia, žinai, ką padaryti, ribotų plotų kiemelį. Su posūkiu dešinį sustojam. Gerai, sustojam. Na, ir pamėginsim apsisukti. Pažiūrim priekį galiai, jeigu nieko nėra. Ir lekim. Gali būti biški mums sudėtinga, nes ant kelio ledas taip ribotų plotų kiemelis. Rodyk posūkį kairę. Pirmą pavarą. Svarbiausia, neužkabinti bordiūrų. Geriau važiuok arčiau, jeigu taip arčiau neprivažiuosi, tai čia mums reikės daug kartų važiuoti pirmin atgal. Mes turim tik 2 kartus atbulinę pavarą. Posūkį perjungiam. Gerai. Sukam. Vairas svarbiausia vietoj. Nepamirškit, kad negalim sukti. Gerai, vėl į priekį. Pavarą pasikeis, nepamirškit. Ne, išjungiat bulinę, vėl įjungiat bulinę. Neskubėk, nebėk. Pradžioje visada geriau pavarą, posūkį, tada važiuojam. Gerai, dar kartelį. Pavarą. Posūkį. Pradedam kažkiek sukti vairą ir pradedam judėti, kad nebūtų vairo suskimas vietoj visiškai. Neužkabinti bordiūrą gale ir išvažiuojam. Čia puikiai užtenka 2 kartų. Ir išvažiuojam vairą vietą, stengis nesusukti. Gali kažkiek ten realiai kokią 1,5 karto, o paskui jau turi judėti. Gerai, važiuosim į dešinę. Tai čia buvo užduotis riboto ploto kiemelis, riboto ploto apsisukimas arba apsisukimas kelyje. Visaip gali skambėti. Gerai, važiuojam tiesiai. Mes važiuosime iki pat galo, paskui sankryžoje į kairę. Matom, čia nieko nėra perė, paskui per anksti nerodom. Ką matom? Matom, kad yra gyvenama zona, ženklas labai svarbus ir matom, kad pagrindinis kelias yra ne mūsų visiškai, ne. Todėl rekomenduoju sustoti prieš perėją, nes iš dešinės pusės nieko nesimato, arčiau perėjos. Sustok, pasiruoš pavarą, pažymė, kad nėra iš dešinės, ne, ir važiuojam į kairę. Tau reikia praleisti tik iš dešinės. Biški gaziuką, antrą pavarą. Jau stenkis antrą pavarą įsijungti. Antrą pavarą, antrą, ketvirtą jungi. Tai pirmą pavarą per daug užgazavai, iškart klaida, paskui jau susipainį. Ir nepamirštam, kad esam gyvenamai zonai, greitis 20. Čia visur yra lygiareikšmės sankryžos, todėl būk atsargiai, išmink sankabą lėčiau, sankabą, pirmą pavarą permesk. Su antrą pavarą gali užgesti realiai sustojus vietoj, ir žiūrėk, kad nieko nebūtų iš dešinės. Ir važiuojam gaziukas, antrą. Ir labai neįsigazuojam, nepamirštam, kad gyvenama zona. Ir stengtis, aišku, į pusnis neįvažiuoti dar. Kur gyvenama zona, kur lygiareikšmė sankryža, tai pažiūrėkit gatvį pavadinimą, ne? Tai čia Radviliškio gatvė mes kertam. Ir žiūrim, kad nieko nebūtų iš dešinės. Gerai, labai gerai. Biškaziuką, antrą pavarą. Per daug tik tais net leis sankabas. Matai, iš ratai sukasi, nes ledas yra daug kur. Plytinės gatvė matoma, ne? Mes į kairę važiuosime čia sankryžą. Rodyk posūkį kairę. Lėčiau. Žiūrim, kad nebūtų iš dešinės ir iš priekio. Ir sukam čia į kairę. Gerai. Plytinės, ne, gatvė. Ir važiuojam tiesiai. Pavaras pasikeičiam. Važiuosime iki pat galo, paskui į kairę. Tokį garbės ratuką apsuksim. Jau čia yra ženklas, ne, kad mūsų yra šalutinis kelias, tai turėsim žiūrėti, kad nieko nebūtų nei iš kairės, nei iš dešinės.
persimės pirmą pavarą, lėčiau. Ir sukamės į kairę. Gerai, 10 gaziuką, antrą pavarą. Ir važiuojam tiesiai. Žiūrim ženklus. Matai ženklas pagrindinis kelias. Jo, tai jau viskas ok. Tavo pagrindinis kelias. Kairiau šiek tiek. Žiūrim pagal... Ne. Tiesiog klausomus. Jo, kad nei pusės važiuoti. Nors ir buvo linija, bet, nu, žiūrėkit, nes yra dabar šiuo metu -2 ir ta pusnis gali būti ledas. Taip, kad su pusnim atsargiai. Tas pats kaip į vos nei akmenį atsitrenkti būtų. Mes važiuosim teisiai. Pagrindinis kelias, matai, nueina mums į kairę, bet mes teisiai važiuojam. Dar buvo ženklas, kad čia vienpusės eismas. Šiek tiek kairiau. Mes važiuosim iki pat galo, paskui į dešinę. Ir čia matai ženklas, kad dviračiai labai pavojinga vieta. Aišku, gal nieks nevažiuos su dviračiu, bet vis tiek atsargiai lėčiau. Persijunk pirmą. Nes čia būna taip piukt ant greičio praeina, žinai. Dėl to ir buvo ženklas, kad, nu, atsargiai dviračiai. Nu, ta vieta labai pavojinga. Ir mes į dešinę važiuosim. Ir važiuojam tiesiai. Kelias geras, gali važiuoti 50. Nuo 45 kažkur mes jungiamės 4 pavarą. -3 dabar laukia. Keliai ganėtinai normaliai nuvalyti, tai nubarstyti, tai slidų yra tik ten, kur, pavyzdžiui, gyvenamojo zonai, kai buvom, ar šiaip kokiuose keliukose gali būti biškai prašiau, bet šiaip pagrindiniai keliai, tai tikrai gerai nuvalyti ir problemų nėra. Mes važiuosim iki pat galo, paskui dešinę, gerai? Neskubėk su posūkis, nes dar jo net nematai. Dar važiuojam iki pat galo ir dešinę. Lėtinkis sankabą, nes tempia jau tave, ne? Į puslinį važiuoti, posūkį dešinę rodyk. Užperės vieną mašiną telpa ilgą, bet žiūrėk, nieko nėra, sukam į dešinę. Sukam. Ir važiuojam 50. Čia greitis 50. Gerai, nukiam 54. Liuks, tiesiai važiuojam. Kai ateina pas mane daug mokinių, iš kitų mokyklų būna nemažai, tai ir iš mūsų mokyklos, aišku, ateina, tai labai daug kas žiūri video ir realiai įsivaizduoja, kaip esantis pamokoje. Todėl skatina daryti toliau tus video, kad mokytis. Nes tai nekainuoja, tiesiog reikia žiūrėti ir viskas. Kas dar gerai video žiūrint, gali atsisukti, pasižiūrėti, kokia buvo sankryža, koks ženklas buvo, kaip tenais reikėtų elgtis ir panašiai. Nes su savo instruktorium jūs tikrai nenuvažiuosite visų maršrutų, neįmanoma. Tai iš video tikrai pamatysite kažkokių naujų vietų. Tai va, dėl to yra gerai žiūrėti pamokas. Kažkokių patarimų, nes būna, kad kartais su vienu instruktoriu važiuojant, dažnai, tarkim, ten sako vienu, nu, tą patį sako, bet tiesiog kartais neatsimeni. Nu, tarkim, žiūrėjimas per petį. Atrodo, sako, bet mokinys niekaip nesugeba atsiminti. Ir kitas instruktorius, kaip pasako, kažkaip keistai atsimena. Tai buvo būna tokiu atveju. Mes reguliuojame sankryžoje, važiuosime į dešinę. Ir reikiuojame dešiniau, kai reikiuojamės visada stengiamės pasižiūrėti per veidrodėlius. Laisva. Raudonas dega, junk rasi laisvą pavarą. Tai va, bet kokį darant reikiavimas, antrą pavarą junk ir važiuojam. Antrą, todėl, kad mes pilnai nesustojam. Jeigu būtum pilnai sustojus, tada nejautum atrus. Kuo dešiniau važiuok ir persirikiu. Autobusą žiūrėk, žinai, kai nesuduotų posūkį rodyti. Nes stateliai, kai autobusą stoja, mes turime įsivertinti, ar yra žmonių stateliai lipančių, ar yra išlipančių. Žodžiu, turi žiūrėti, kas vyksta su autobusu. Turim numatyti jo ketinimus. Todėl labai turim žiūrėti. Toliau mes reguliuojame sankryžoje važiuosime į dešinę.
švieselės ilgai dega, bet kurio momentu gali mirksėti. Kai vairuotojas turi matyti priekį. Jo, matėjai, nuspėjau, nes amžinai šviesoforai nedega, bet yra lentelė, tokia žalia, matai? Tai mes sustojame, mes galim važiuoti tik su sąlyga, jeigu niekam netrukdai. Aišku, apsižiūrėk prieš važiavimą. Jo, bet būtinai sustoti tik kaip prie stop ženklo. Jeigu pilną sustojimo nepaturai, tada mums švaitės. Antrą pavarą nepamiškis jau. Gerai. Tai va, bet sustoji prie raudoną ir tik su sąlyga, jeigu yra pilna automobilių, tenais pešių ir panašiai, nekišk nosies, gerai? Tai va, tik su sąlyga, jeigu niekam netrukdai. Tai specialiai važiavau tą vietą, norėjau, kad užsidegtų raudonas ir kad pravažiuotume tą lentelę, nes labai daug mokinių susimauna. O susimauna dažniausiai todėl, kad nesustoja pilnai prie šviesoforo raudono, kai yra ta lentelė. Tai viena iš dažniausių klaidų. Gerai, mes reguliuojame, mes sankryžą į kairę važiuosime. Rokai pas kairę, kieno pagrindinis kelias mūsų, ne? Mes turime mašinas parleisti iš priekio ir žiūrėti pešiųjų, kad nebūtų. Jeigu būtų pešiųjų, lauktum čia vidury. Ir ramiai sukam į dešinę. Gerai. Sankabą išmink. Prasilenkti reikia, į pusnį stenkimės nevažiuoti. Jeigu automobilis parvažiuoja iš priekio, kieno yra pirmenybė, mūsų ar jo? Kaip galvoji, Teresė? Į pusnį nevažiuoja, biškai toliau nuo jūs. Mūsų yra pirmenybė, todėl kad mūsų pusėje nestovi automobiliai. Nes jeigu atvažiuoja automobilis iš priekio, jo juostoje stovi automobilė, ne, ir jis jau pas mus naglai lenda į juostą. Todėl jisai turi mus praleisti, nes jam yra ten užimta, jis negali naglai lįsti pas mus. Nu, ne, bet mes ten sutinkam jį praleisti. Gerai, mes į kairę važiuosim. Ir stenkis prie pusnų arti nelysti, ne? Nes ne pirmą kartą jau gauni pastabą. Jau čia, kai sukai į kairę, stengiamės tokį platesnį posūkį turėti, nes gali iš priekio automobilis atvažiuoti ir sukti dešinę. Gerai, tiesiai važiuokim. Ir pamėginkime mes čia sankryžoje važiuoti dešinę. Pažiūrėsim, kaip čia keliukai nuvalyti. Irgi viena iš tokių mėgstamesnių gatvių, veterinarijos gatvė. Regitra dažnai mėgsta čia atvažiuoti ir daryti lygiai gretų parkavimą. Įsivažiuojam. Tai va, jeigu iš priekio atvažiuoja automobilis, jau tu gautum nuo pusnų traukės. Jau tu gautum jį praleisti, nes tavo pusė yra užimta, o jo pusė yra laisva. Ir stenkėsi į pusnis nevažiuoti. Lygiai greitaus parkavimo čia nedarysim, nes tiesiog nelabai čia išeina prie tų pusnų daryti. Jeigu rasiu kokią gražesnį vietą, padarysim gerai, bet dabar po kol kas nelabai čia norėtųsi. Po kol kas tiesiai važiuokim. Biškai galim greičiau važiuoti, nes tai nėra gyvenama zona. Ir mes važiuosime pagrindiniu keliu. Mūsų pagrindinis kelias kur eina? Į kairę. Į kairę, jo. Atsimink, kad dar iš to posūkio gali išlysti automobilis, todėl būk atsargiai ir stengsimės plačiau pasiimti prieš posūkį. Rodyk posūkį į kairę. Išmink sankabą. Dešiniau. Nes čia gali automobilis išlysti iš kairės pusės ir sukam į kairę. Gerai. Važiuojam. Ir mes įvažiuojame Kretingos gatvę. Mes sankryžoje suksimės į dešinę. Matom šaltinio kelio ženklas, labai pavojingas ženklas. Sustok geriau prieš perį, pažiūrėjom įsivertinant, kas čia per reikalai. Čia yra į dešinę pasukus greitėjimo juostą, bet turim tokią problemytę, greitėjimo juostą stovi automobilis. Todėl mes važiuosim iškart į antrą juostą, nes yra ištisinė linija. Ir čia labai dažnai tie automobiliai stoja, nežinau kodėl jie taip stoja, matyt dėl to, kad nieks nebūčia, pasukom į dešinę. Todėl mes pasirinkam šitą juostą. Yra buvo tai, kad mokinys įvažiavo į greitėjimo juostą, stovėjo automobilis, jisai jau gavo reikėtų per ištisinę ir čia parašė kritinę klaidą, nes mokinys turėjo matyti, kad užimta juostą ir jisai turėjo iškart į antrą juostą važiuoti. Buvo tokia istorija. Nors iš tikrųjų nesąžininga buvo toje vietoj, tai tas mokinys jis padarė viską šiaip gerai. Tai tas automobilis jisai stoja čia blogai ir jisai turėjo įvažiuoti į autobusų juostą ir gražiai persivykti, bet kadangi tai vertina, tai mes tada važiuojam iškart į antrą juostą. Biškai greičiau važiuojam, geras kelias, 50 galim važiuoti. Toliau priekyje mums yra perėja, tai mes prieš tą perėją suksimės į kairę. Paskui jokių būdų mes nerodom iš kilometro, tai privažiuosim arčiau, tada įrodysim posūkius.
nes yra posūkis, tai žiūrim, kad nieko nebūtų iš priekio, sustok čia. Ir žiūrim, kad nebūtų pėsčiųjų perėję į kairę pusę, nes jeigu ten žmogus, tu suktis negali, nes tu užblokuosi kelią kitaip. Ir kai stojam vietoj, dabar, kai laukiamas posūkį į kairę, niekada nestojam susukę ratų į kairę. Ratai mūsų turi būti tiesiai. Nes tokiu atveju, tarkim, jeigu kas nors trenktųsi į galą ir jeigu mūsų ratai būtų susukti, mes tiesiog galim palysti po kitom transporto priemonėm jo mašiną. Nu ką, čia tas valytuvas, važiuojam. Mus praleidžia, rodo važiuok, nes mes jam trūdom ir mes taip ir darom. Ačiū jam ir važiuojam. Mes važiuosim iki pat galą, paskui dešinę. Labai gerai yra mokytis žiemos metu, nes po tokios patirties vasarą tikrai nėra ką veikti. Tai visada mokiniam rekomenduoju mokytis. Manęs klausia, kada geriau mokytis, vasarą žiemą. Tai žinoma žiemą. Kuo sunkiau, tuo geriau. Gerai, mes važiuosime į dešinę. Ir žiūrėk, kad pėsčiųjų taką neuždarytum, nes dabar mes stojam gražiai ant pėsčiųjų tako, jau negražiai. Tai taip nedarom. Tiek ant perėjos, tiek ant pėsčiųjų tako mes neatsistojam. Ir važiuojam kuo dešiniau, antrą pavarą įsijungą. Stengiamės jau prieš posūkį turėti ir mes čia apsisuksime. Persirikiam geriau. Per petį, gerai. Liuks. Jeigu jau ruošiais jungti trečią, tai galėjai jungti trečią, paskui vėl būtum pradėtinis. Čia yra, matai, linijos tokios ištisinės, bet įsivertink, jeigu yra pustas, tai pus neužiūrėk išminks sankabą, bet ten pusės nėra, tai bandom žiūrėti tvarkingai. Ant linijos nėra. Ten biškai yra kažkiek, bet ten pavarą pakeisk, nes užgesi. Arčiau biškai. Ir žiūrim, kad nieko nebūtų iš dešinės. Ir jeigu nieko nebus, važiuojam iškart į pirmą juostą. Važiuojam. Nu, va. Užgesai. Užkurk. Užkurk. Kurk. Tai. Išmink sankabą ir kur. Jau dabar nevažiuok, nes jau atsirado pilno automobilių. Pavarą išjungiam, koją nuo sankabos, stojam neilgiau kaip 5 sekundės su pavarą jungti. Jo, jeigu tu užgesai, iškart sankabą ir kuri. Paskui tą pavarą išjungsi. Čia būtų tik maža klaidelė, nebūtų čia kažkokia didelė. Bet jeigu mes užgestume sankryžos viduryje arba ant perėjos, tada jau negerai. Iškart pirmą juostą. Ir atsimenam, kad pirmą juostą skaičiuojasi nuo dešinio krašto. Antrą pavarą. Gerai. Tai vat nuo dešinės pusės. Ten pirmą, antrą, trečią ir taip toliau. Anglijoj nuo kairės pusės skaičiuojasi. Lėčiau, lėčiau, lėčiau. Per kalniukus visus mokiniam rekomenduoju važiuoti greičiu 20 ir su antrą pavarą. Nuo gazo ir nuo 30 jungsim trečią pavarą. Gerai. Mokiniai nėra pamoka pati lengviausia, nes irgi tokiu keliu ko gero nelabai yra važiavusi. Tai yra reikalų. Priekyje važiuoja policija. Gerai, to biškai suka, jau ketvirtą. Ir važiuojam, kelias tikrai geras. Galim važiuoti. Taip. Pakol kas tiesiai važiuojam. Tiesiai važiuojant, aišku, irgi neatsipalaiduojam. Stebim, kas karts nuo karto vyksta už mūsų per veidrodėlius, peržvelgiam. Toliau greitį karts nuo karto pasižiūrim mane, kad nesiviltume ir eismo nestabdytume ir kad nevirštume, aišku, greičio. Taip. Pakol kas tiesiai. Beje, šitam kelyje būna briedžių. Jo, ir šiais metais, praeitais metais, ne šiais metais, nes dabar sausio. Tai praeitais metais šitame kelyje buvo nutrenkę briedį. Taip kad pavojingas. Aišku, visada, kai yra kelias prie miško, reikia saugotis žvėrių. Perės iš toli skanuojam. Toliau mums bus ženklas apsisukimo, mums reikės apsisukti ir apsisukus važiuoti iškart į dešinę. Mums reikėtų persisukti kairiau. Biškiau užlindai naglai, nelabai jis norėjo jas praleisti. Tam kojam žmogui. Dabar apsisukti.
ieškom apsisukimo ženklo. Dar trečiojo persimės power. Tai nestabdyk, jungiant poweras tau stabdyti nereikia. Važiuok dar. Ir va ten matai apsisukimo ženklas. Tai rodom posūkį. Gražiai veidrodėlis per petį, persirikiam kairiau. Išmink sankabą, lėtinam greitį ir senks ant linijos nelipti. Lėčiau. Ir žiūrim, ar nieko nėra iš priekio. Nieko nėra? Nieko. Ne? Kadangi mes pasuksim paskui iškart į dešinę, todėl iškart į pirmą juostą. Važiuok, nesustok vidury kelio. Jau prieš tai turėjai pažiūrėti, o ne kai važiavai į kelią. Nepasimesk. Nieko nejung dabar, antrą palik. Matom prie perės žiūrimus, reiškia eis prie perė, ne? Išmink sankabą, praleiskim žmonės, nes yra slidu. Sportuoja senukai, labai gerai. Labai gerai, kad sportuoja. Važiavam. Poskiau gali išjungti, kad žmonės nepagalvotų, kad į tą poskį važiuosi. Gerai, važiavam. Poweras paimti. Gerai. Ir mes reguliuojamai sankryžai važiuosim į kairę. Mes šiandien buvom čia, šitai sankryžai. Labai pavojinga sankryža. Išmink sankabą, lėti greitį. Antrais juk nepriskrisk, žinai. Ir žiūrėk ženklus, kaip į kairę važiuoti. Čia labai dažnai mokiniai susimauna. Čia kai jau turiu būti, postas kairė. Tai va tiesiai, jeigu važiuotum, būtum dešiniau toj pirmoji juostai, į kairę važiuojant tik iš tos juostos. Į kairę važiuoti yra pats sudėtingiausias tavo manevras sankryžai, todėl į kairę važiuojant, ką turim daryti? Praleisti iš priekio. Tai praleisti iš priekio ir žiūrėti, kad pešiųjų nebūtų. Jeigu bus pešiųjų, laukiam sankryžos viduryje. Negali sustoti prie pešiųjų tenais to tako, perėjos, kad neužblokuotum kelią. Nieko nėra iš priekio, nėra pešiųjų, tai važiuojam. Gerai, poweras pasikeičiam ir gražiai pirmą juostą. Gerai, labai gerai. Ir tiesiai. Mes stengiamės važiuoti visur, tokiuose į tave pažiūrėjo, matei, reiškia, eis per perį atsargiai. Neina, važiuojam, bet tai pavojingai, ne? Jeigu taip žmogus eina, atsisuka į tave, tai žinok, kad jau kažkas ne taip jau. Tai aišku, jinai mus čia apgavo, močiutė, bet jau toks pavojus jau buvo. Aišku, čia dar jinai toli nuo tos perės buvo, bet iš toli atrodė, kad jinai arčiau tos perės yra. Tai biški šiek tiek taip gerai dešinę sankryžą čia suksim. Tai biški šiek tiek išgąsdino jinai mumis. Pasukate dešinę, dar nepamirštamas dar pasukti dešinę. Visada mokiniams sakau, kad dar dviratis paspirtukas, nesvarbu, kad žiemą, bet būna jų. Stenkis šiek tiek kairiau. Važiuojam tiesiai. Tiesiai. Čia kaip ir kliūtis, ne, tai kai bus arčiau tokį trumpą posūkį į kairę, kad apvažiuoja. Jeigu bus automobilis, mašina iš priekio, ne, tai gausi praleisti, nes tu jau lendi pasinaglai, tik prie mašinos nelys karti. Važiuojam tokiu atstumu prie mašinų, kad jeigu atsidarius duris, jo, tai mašina, ne, kad neužkliūtų tų durų. Posūkis į dešinę. Ir suksimės į dešinę. Išminks ranką, paliečiau. Aš nevingis skaitosi čia. Ne, čia tu suki. Posūkį kairį reikia parodyti, nes kliūtė važiuojam. Važiuojam greičiau ir stengis prie mašinų nesiklausti. Važiuojam greičiau todėl, kad kol dar nėra mašinų iš priekio. Nes jeigu mašinų iš priekio atvažiuos, mes gausime trauktis dešiniau ir leisti ją įvažiuoti. Gerai, sankryža bus, sankryža mes į dešinę važiuosim. Ten tiesiai važiuojant, gyvenama zona, nepamirškite. Ne? Taip. Lėčiau. Na ir varome tą dešinę. Jeigu būtų automobilio, aišku, sustotume prieš perėją. Kadangi gerai vaizdas matėsi, tai mes nepadarėm pilno sustojimo. Bet jeigu vaizdas būtų sunkesnis, ten prašiau matytųsi, tai mes sustotume pilnai prieš perėją, tada persijungtume pirmą parą ir tada pabiškai važiuotume. Bet šiuo atveju iš kairės tikrai labai gerai matys, kad nieko nėra, tai mes to sustojimo nedarėm. Toliau, sankryžą reguliuojamai važiuosime į kairę. Jo, liek iš to juostai, nes tiesiai jeigu važiuotum, gautum persirikiuoti dešiniau. Parodyk posūkį kairę, lėti greitį, antrą pavarą. Ai, laisvą jungtuvą, pradėjom ir sėti. Gerai, ir sustojam. Šitą sankryžą pravažiuojame mes daugiau kartų ir pastoję videose mes ją kabinam, tą sankryžą, paliečiam ją, pravažiuojam, dėl to, kad čia dažnai regitra važiuoja
Ir tokia sankryža yra apskritai, kur dažniausiai susimauna mokiniai. Tai va, dėl to stengiuosi aš jau ją akcentuoti. Tai va, tu važiuosi į kairę, ne? Dėliojasi planą chuliganą. Ką reikės daryti? Žiūrėt, kad mašina iš priekį nebūtų ir pešiųjų, kad nebūtų, ne? Tai va, mes dėliojamės. Jėdami priekį, matom autobusas, čia mūsų grėsmė. Važiuojam pabiškį priekį. Žiūrim iš priekį mašiną, iš pešiųjų nėras. Ir sukatas. Ir palas. Tai va, tik kairė važiuojant, niekada nieks jūsų neprašo, ten greitai, belenkaip ir tenais ir panašiai, žinai. Ramiai. Saugiai. Aišku, užmigti irgi nereikia. Perlenkti lazdos. Perės turim iš toliau matyti ypatingai žiemos metu, nes kelias yra slidus ir galime tiesiog paskutinės sekundės stabdant čiuožti. Todėl jau perės turim labai gerai matyti priekį. Jo, praėjo ir važiavam. Okay. Varom. Ir paskui bus mums reguliuojama sankryža, tai mes reguliuojama sankryža važiuosime į dešinę. Kiek įglučių prikrovėm, matai? Skalmas. Geras. Ir persirikėm dešiniau. Baigėsi šventės, visi kimba į darbus. Gerai. Galima važiuoti dešinę dviejais variantais. Arba dega papildoma sekcija, arba dega tiesiog žalias. Kai dega papildoma sekcija, mums visiškai niekas netrukdo. Gaziukas, antra, stengiamės prieš paskui jau turėti, kad nekaukintume mes su pirmo pavaru. Gerai. Perėjo iš priekį skanuoja mane. Jau keturi. Mes reguliuojame sankryžą ir važiuosime į kairę. Labai gerai, kad Teresė žiūri ženklus, tai į kairę galime iš abiejų juostų važiuoti, ne? Tai mes renkamės visada dešiniausią juostą. Ant linijos užlipai gautum kritinę klaidą. Mes sustojam tada, kai iš ekrano, iš vaizdo tavo, iš ekrano, pro langą dingsta linijas, tada stojam. Nes dabar ratas yra užlipęs ant linijos. Gerai, tai šaunuolė, kad žiūrėjai ženklą, iš kurių juostų galim važiuoti į kairę. Tai jau galim iš abiejų juostų važiuoti, mes renkamės dešiniausią. Toliau matom, kad yra lempoje strėlytė. Matai? Taip. Tai reiškia 100% iš priekio tavo nieks netrukdys ir pėstieji. Jeigu yra paprastas blynas, kaip jau važiavom ne vieną kartą, ne? Tada reiškia, kad reikia žiūrėti į priekį, nes pem ant pem gali būti, kad prieki problema. Šiuo atveju problemos nebus. Dar viena iš dažnesnių klaidų per egzaminus būna, kad važiuodami į kairę užlipam kairės linijos. Tai stengtis didesnį lanką daryti. Ir važiuojam. Tai stengtis taip ar dešiniau tokį didesnį lankiuką daryti. Nes jeigu nors biškį ant tos kairės linijos užlipam, mes gaunam kritinę klaidą už tai. Gerai, važiuojam. Kelias. Gerai. Snigti pradėjo. Dar įdomiau. Matom priekyje važiuoja mėlyna problema. Didelė mėlyna problema. Tai dar pakol kas nesirikiok, pažiūrėm, kokia ten situacija su juo. Tiesiog būkim pasiruošę, gal nereikės mums irkiotis, gal jisai sustos sutelį ir laukti. Bet šiaip lėčiau, žinai, nes jisai gali bet kuriuo momentu pakilti. Matai, dega raudonos šviesas, jeigu jos užges, reiškia jisai patraukia stabdžių pedalą. Matai, po skirotą išleis. Išleis. Viskas ok, ramiai tiesiog važiuojam, bet matom, kad yra problema, jau iškart suprantam, kad čia mūsų reikalų su juo.
numatoma, net problemas į priekį. Žalias dega. Okay. Jeigu į dešinę, čia reiktų važiuoti ten, nepamiršk gyvenimo zoną. Bet mes dabar ten nevažiuokim, tai važiuokime tiesiai. Beje, ten į dešinę irgi labai dažna vieta, kur važiuoja regitra. Gerai, mes važiuosime į dešinę. Paskui dešinę, kai reikiuojamės, visada per vidurėlį pažiūrim. Visada. Negali būti tokių, ai, čia nereikia, visada žiūrim. Turėkite įpratį darytis. Gerai. Mes kai pasuksime į dešinę, suksimės paskui vėl į dešinę, todėl visada likime prie bordiūro dešinėje pusėje. Gerai? Dar ir nieko nėra. Čia vienpusis eismas. Ženklas. Ir mes važiuosime dešinę. Ir stenkis nepamiršti, kad esame ant kalniuko, todėl per arti automobilių neprisispausti. Nes jie gali pardėti atgal. Gerai, važiuojam arčiau. Bet ne per arti. Ir čia irgi yra pavojinga tokia vietelė, kur irgi dažnai atvažiuojama per egzaminus. Tai poskai dešinį rodom. Tai už perės vietos tau nėra. Jeigu bus automobilių iš kairės, mašina ne iš kairės, tada stovėsim prieš perę, bet pasuk galva, jeigu nieko nėra, važiuojam. Tai vat, jeigu yra automobilių iš kairės pusės, mes laukime prieš perę atsistoję, nes už perės vietos nėra. Plius kalnelis, aišku, nepamirškit, kad reikia kalnelį mokėti, ne, reikia treniruotis. Bet Teresi kalnelis labai gražiai gavosi. Gerai, važiuojam tiesiai. Ir stengtis vos kairiau prie pusmų nelysti. Ketvirtą planą. Susnigo langas. Valytuvai -3, tai biškį pašalę. Gerai, mes važiuosime į dešinę už perės. Išmėgsanką, valėti greitį, jo posūkį, antrą parą. Žiūrė, ar pešiųjų yra dešinę važiuojant ir sukomės į dešinę. Ir vis dar į dešinę, nes dar pasižiūrė karatistų. Gerai. Tiesiai važiuokim. Ir sankryžai mes važiuosime į dešinę. Tai už perės čia į dešinę, posūkis į dešinę ir lėti greitį. Taip, antrą pavarą. Ir sukam į dešinę, žiūrėk, kad nebūtų pešiųjų. Čia per kamerą gali nesimatyti, yra vienpusis eismas. Taip, mes į kairę važiuosim, kadangi vienpusis eismas, mums reikia persirikiuoti į kairiau. Ir čia su antrą pavarą, jau trečios nejūkit, ne, viskas gali nustėti. Nes, trečią pavarą biškai yra per greit, nes net mano balsas vibruoja. Gerai, mes į kairę važiuosim broliai posūkį. Čia irgi tokia pavojinga sankryža važiuojant į kairę, tai turim žiūrėti iš priekio, kad nebūtų važiuojančių į dešinę. Jeigu ten yra važiuojančių į dešinę, mes va taip naglai važiuoti kaip ta mokyklinė negalime. Ta mokyklinė važiavo blogai, gal tikrai neklaidą. Ne, sustoti naismiškai. Sustoti, jeigu ką, reikėtų mums va čia jo. Bet mums stoti nebereikia, važiuojame į antrą. Ir va. Tai matėte, ne, priekį mokyklinė mašina buvo. Tai mokinys suklydo, jisai turėjo sustoti ir praleisti, nes tas žmogus, kuris važiavo tenai sankryžą į dešinę, jisai galėjo į pirmą arba į antrą juostą iškart važiuoti. Ką dažniausiai daro, tai vairuotojai tenai stovėtai važiuoja iškart į antrą juostą. Todėl labai pavojingai jisai pasielgė. Jau būtų per egzaminą gavęs per stabdžius. Tai va, turėjom gerą pavyzdį. Ne? Taip. Biškis snygas. Tai biškį pagrandis, nekreipkite dėmesio dėl garsų pašalinių. Perė. Sakymą, kur mūsų. Praleidžiam. Čia dar vaikį praleidžiam. Kaip štai pradėjo. Kaip fainė, ne? Man labai patinka mokyti tokiais orais. Na ir važiuojam. Nes, važiuojam, iš kairiau šiek tiek, nes autikas mus spaudžia. Nes tokiais orais teko man dirbti Norvegijai 3 metus, tai tikrai mačiau didelių ir gerų žiemų. Tai čia taip realiai nieko nėra dar, bet smagu. Gerai. Prie linijos stenkis ant linijos nelipti, kai tau dingsta linija, kaip, per priekinį stiklą, ne tada ir stojam. Tikiuosi, gal neįsisiautis taip sniegis.
nes biškai silpniau gal vaizdas matosi. Sakiaus patirties reikia. Jo. Palikim valytuvą įjungti. Nesižiūri, kad jau kuo toliau, tuo gražiau, ne? Pavojinga ta sankryža tokia, ypač iš ten tų pultų pusių. Per anksti jungi pavarą. Va dabar jo. Kai geltonas ilga, tada jungiam pavarą. Važiuoju, nežiūrėk, kiek tau autobusų. Čia tau rodo žalis, tai tu važiuoji. Autobusas biškai užmigo vairuotis. Važiuojam. Perėskanuojam į priekį, ar nieko nėra. Viskas ok, nieko nėra, ne? Centre beje labai daug yra pėsčiųjų. Būkime atsargus. Ženklas kalnelis, vos matomas murzinas visas, lėtinam greitį iki 20. Ir gražiai su antrą pavarą pravažiuojam kalnelį. Koks jis bebūtų tenais, ten status, nestatus, tai prisilėtinam, nes kalniuko paskirtis yra greičio lėtinimo. Tai mes tą ir padarom. Prisilėtinam greitį ir tvarkingai pravažiuojam tą kalnelį. Mes dar vis tiesiai važiuosim. Žmogus neiššoka mūsų. Tai norėjo eiti jisai. Sankryžą mes į kairę važiuosim. Nes čia į dešinę negalim važiuoti, tiesiai irgi negalim važiuoti. Tai mums belieka variantas į kairę. Ok. Mes važiuosime į kairę. Irgi pavojingas variantas. Mes įvažiuosim į viduriuką ir praleisim automobilius iš priekio. Mašinas, ne? Sakau, du variantai. Mašina arba automobilis. Ir taip, ir taip. Ir dar turėsim žiūrėti kairėje, ar nėra žmonių. Tai jeigu yra žmonių kairėje, mes važiuoti negalim, laukiam viduryje. Jeigu matom, kad pilna automobilių ar pilna žmonių, ten eina srautas didelis, tai mes laukiam, kol užsidega raudonas ir tada mes dabaigiam užduotį. Nes visiems raudonas užsidega. Mes ramiai važiuojam savo. Išmėg sankabą. Va čia taip sustok. Sustok čia. Pavarą palikai jau, tada pirmą žiūri, žmonių nėra. Ir tada po to automobilio važiuojam. Taip sukam. Ir žiūrėk, kur važiuoja kairiau. Ir labai svarbus ženklas, kad vienpusis eismas kairiau. O čia negalima? Ne, negalima čia ant tų. Nu kam čia ant tų važiuoti? Pavaras. Jeigu yra normalus kelias, mums ant jų nereikia važiuoti. Gerai, važiuojam tiesiai. Šiek tiek kairiau, kad prie automobilių nesiklaustų, nes gali atbulinių išvažinėti, o jie nemato tavęs. Dažniausiai atveju, kai atbulinį išvažinėjai, labai yra sudėtinga tokios keliuose atbulinį išvažiuoti. Jau trečią, jeigu važiuoja 30 minutų trečią. Gerai, toliau bus mums sankryža, mes sankryžoje važiuosime į kairę. Čia labai įdomus momentas bus, išmink sankabą, lėtink greitį, paliposk į kairę. Matai ženklas, kad mūsų kelias vienpusis baigėsi, ne? Todėl mums reikia va taip pasitraukti dešiniau, žiūrėk, ar nėra mašinų iš priekio ir tada sukti į kairę. Šitą vietą įsidėmėkit, nes jinai tokia sudėtinga. Važiuojam. Nes jeigu jūs pasiliekate kairiau, jūs jau važiuojate prieš eismą ten toje vietoje. Ir mes į dešinę važiuosime. Čia visiškai nieko nesimato, todėl mes sustosime prieš perėją. Arčiau privažiuok, arčiau. Bus pilnas sustojimas prieš perėją, tik švelniau biškį stabdyk, nekrisk ant stabdžio. Ir dabar gražiai judam į priekį, žiūrim, kad nebūtų perėję nieko ir žiūrim, kad nieko nebūtų iš kairės. Ir dešiniau biškį. Važiuojam. Tau reikia tik iš kairės, kad būtų laisvė. Taip, į dešinę. Jo, nepamiršk, nes sustoji vidury sankryžoje ir pamiršai, kur važiuoti. Žinai, labai pavojinga buvo. Tai stengiamės jau planą prieš sankryžą turėti, kad pačioje sankryžą paskui nepasimesti. Gerai, ir tiesiai važiuojam. Čia tašyti akmenys, bet jie tokie mažiukai, čia dar normalus, tas yra Liepų gatvėje. Tai mes su trečią pavarą tikrai galim važiuoti. Biškai taip kairiau, nes tau dešiniau neverta važiuoti, nes matai stoja automobilį. Biškai taip stengiamės išvengti. Gerai. Važiuojam.
visokiausių įvairiausių šiandien darom. Daug posūkių į kairę pas mumis. Gerai, tiesiai. Čia mūsų tas kelias pasidalins į 2 juostas, todėl mes iškart pereisim dešiniu, nes mes visada laikomės dešinės. Tik ant ištisinės dar nelipat ant ištisinės, o dabar pereitum. Gerai. Nu kaip, gyva dar? Gerai. Yra ką veikti iš tikrųjų. Ypatingai dar yra sunku mokiniams važiuoti, kai yra filmuojama pamoka, todėl jie labai jau stengiasi gražiai pravažiuoti, tvarkingai, bet daugiau susikopia, kai yra filmuojamas, pastebėjau. Nes taip, kai nėra filmuojama, mes ten pastoja klaida po klaidos, bet kai tik įjungi kamerą, taip kažkaip susikopia. Taip ir egzaminas, kad per pamokas daro nesąmonės, o per egzaminą susikopia. Gerai, tiesiai važiuokim. Atsargysiu pusnį. Aš dar nejaučiu tų numerį. Gerai, pajausi viskas ok. Viskas savo laiku. Buvo ženklas 40, tai tas 40 galioja iki pirmos sankryžos. Pirmas sankryža bus čia prie to tilto, tenais į kairę. Tai va, paskui už to tilto jau galėsim važiuoti greičiau. Bet aišku, ten greičiau irgi neapsimoka važiuoti, nes ten raudonas dega, tai mes tikrai jau niekur nenuskubėsime. Ne? Tai va, čia jau galima. Jo. Gerai, mes važiuosime į dešinę, važiuosime reguliuojami sankryžai. Broliai posūkį dešinę. Kirsim ištisinę, nes kliūtis išminks ant kabalėti greitį, antrą pavarą. Ir va čia dabar gražiai kertam ištisinę liniją, nes stovi kliūtis ir mums kitaip dešinę važiuoti neįmanoma. Kai pasuksi dešinę, vėl dešinę važiuosim. Išminks ant kabalį biškį lėčiau, nes gali užnešti, nes jau čia biškį. Dabar vėl į dešinę. Aha, ir vėl dešinę. Į pusnį tik nevažiuok. Jeigu yra didelė pusnis, jau geriau žinokit lipti ant ištisinės linijos, negu į tą pusnį važiuoti, nes gali bamperį nuplėšti. Ir kelias čia jau nėra toks labai jau fainas. Suvažinėtas sniegas, gali būti slidoka čia. Gerai, mes važiuosime iki pat galo, paskui važiuosime į dešinę. Gerai, sustojom, nes buvo stop ženklas ir stop linija. Pirmą pavarą jung ir pabiškį važiuosime. Švelniai, pabiškutį ir kuo dešiniau reikės važiuoti. Pabiškį judam. Ir važiuojam kuo dešiniau. Pavarus mes. Man reikėjo šitą. Ir žiūrėk ženklą, kad mes tiesiai važiuosim, o tiesiai važiuojant mums reikia nesimato per kamerą. Gerai. Bus biškiai ekstremalios oro sąlygos, matote, kad ir sninga, ir dar žiūrėti ženklą, dar klausyt, ką sako. Yra reikalų. Kaip palituoja nesušalė ir kaip grando. O veikit. Nesmagiai. Važiuojam. Tempas. Ir mes važiuosime sankryžoje į kairę. Tikiuokis kairiau. Tai dar ką padarysime, mes šiandieną jungsim navigaciją mokiniai. Ir biškai važiuosim su navigacija. Tai va čia į kairę važiuosim. Žiūrėk, iš priekį ten toli nelabai ir važiuojam. Jo, drąsiai, nes tau nieks netrukdo. Nu, jie toli yra labai. Biškai pasivažinėsime ir su navigacija. Navigacijos pilną vaizdą nerodau, šiek tiek, kad matytume geriau mes kelią.
pirmasis gali būti. Poskelio. Ir šiau poskelio. Ir važiuoja taip ant linijos. Svarbu prie mašinų nesigausk. Gerai. Tai matėt, važiavom ant ištiesinės linijos, nes mums kitaip važiuoti neėjo. Ir jeigu mes tenksimės įsispausti, čia trumpo poskelio, gal kad grįžiau užkličiau. Ir jeigu mes tenksimės įsisprausti tarp linijos ir tos mašinos, mums iš karto egzaminuotos čiuptų už vairo, nes pavojinga situacija. Nes mes negalim arti mašiną važiuoti. Čia biškai bus blogas kelias, prisimažė greitį antrą pavarą. Navigacija tokia pat kaip regitroje, specialiai tą navigaciją pirkom tokią, kad žinotų mokiniai, kaip jinai rodo ir panašiai. Nes dabar, aišku, tais tokiom navigacijom mažai kas naudojasi, tais tomtomais. Tai dažniausiai visi naudojasi telefone, programėlę, vizas, vadinais. Ir Google žemėlapius, tai labai patogu. Per arti nesiklaus. Dabar, pavyzdžiui, per arti jau važiuoju, jau šiek tiek jau baisu buvo. Dabar mes jau nuo šio momento su navigacija važiuosim. Perė, žinoma, nieko nėra, čia labai judri perė. Pabandom nuplauti angą. Ar nebus čia mums taip blogiau? Sorry už prastą vaizdą. Bandom, kiek įmanoma nuplauti. Na, bent jau garso tokia nėra, ne? Gerai, raškis ir važiuojam. Ir taip jau valytuvai jau toj nebespės valyti, kaip snigti pradėjo. Už 100 metrų pasukite dešinėn. Už 100 metrų pasukite dešinėn. Pasukite dešinėn. Čia buvo ženklas, kad yra vienpusis eismas ir buvo greičio ženklas 30. Ženklus, kai statom pačią poskelio kaip dabar, tai labai yra sudėtinga žiūrėti ir jie sunku pamatyti. Biškai kairiau, persirkiau kairiau, nes vienpusis eismas nematai, kad pilno automobilių stoja dešinėje pusėje, tai mums tiesiog tenais, neverta tiesiog būti, iškart perinam kairiau. Vos ne kaip Dakarė varom. Atsivaunais tokiais keliukais, neiškiais. Reikia toks valytuvas važiuoja, ne? Ten įdomi, kad bus jo. Ar jisai važiuos čia link mūsų ar ne? Jeigu važiuos, pastrauksim biškį dešiniau. Biškį šiek tiek pastraukim dešiniau, palauksim jau gerai. Išmėgs anką palėčiau. Rodyk poskai kairę, kad nesustojam šiaip sau. Ir kai stojam, mes galėjom irgi parodyti trumpo poskai, žinai, į dešinę. Galėjom parodyti, kad dešiniau pastraukiam. Ir žiūrim toliau, ką rodo ta navigacija, ne? Už 80 metrų pasukite dešinėn.
šitas ir mūsų nepagrindinis kelias, ne? Ir palaukim žmonės, paleiskim. Gerai. Ir tiesiai. Ką čia rodo? Už 400 metrų bus mūsų posūkis į dešinę. Važiuojam. Duok gaziuką, antrą pavarą. Iški ratai sukas vietoj mums. Ane? Ant tašyto akmenų kelias ypatingai slidus yra. Žiūrim perės labai. Iški kairiau. Prie mašino nesilaužai. Dešiniai pusė. Ta kairiai pusė mašina dar gali pastraukti, o dešiniai pusė, kur stoja automobilį, jie nepastrauks. Garsas atsirado vėl toks bjaurus, ne? Girgždė. Nu, į ką tas daržuolis čia nori parkuoti, ne? Mums reikės apvažiuoti. Rodi posūkį apvažiuoti. Gerai. Grįžk atgal su posūkiu. Tai grįžti atgal vis dar pažiūrėk per vidurėlį, žinai, gal tas stojantis daržuolis sugalvos, kad jam reikia važiuoti. Kelio pabaigoje pasukite dešinėn, tada pasukite kairėn. Nu ir kaip mūsų pamoka, ar gerai matosi ant linijos, žiūrėk, dingsta vaizdas. Pasukite dešinėn, tada pasukite kairėn. Tai kadangi mes suksime dešinę, paskui iškart į kairę, tai kai važiuosi iškart į antrą juostą. Mes šitoj sankryžoje jau buvom, kur sakiau, mokyklinė mašina, kur tenais važiavo netaisyklingai. Tai vat, mes dabar irgi į antrą juostą, nu, važiuojam iškart į antrą juostą ir jeigu ten bus važiuojančio ne į kairę, tai mus turi praleisti. Nes mūsų yra pirmenybė važiuojant į dešinę, o ne jų. Išgaziukas, antrą ir iškart į antrą juostą. Galima, aišku, ir kuo dešiniau paskui persirikiuot, patogiau iškart į antrą. Neužlipkant. Pasukite kairėn. Ir mes į kairę važiuosime. Irgi sustovim, pasileidžiam automobilius iš priekio ir žiūrėk, kad suksimės, kad nebūtų žmonių. Žiūrim, žmonių nėra. Pasirašėm powerą. Ir po to balto apsnigusio. Ir sukam. Arba plaukas, prašau, nesuk. Autobusas, pažiūrėk, uždarė keliamus. Ir dar tas ant greičio parlikė. Važiavam. Kaip ir būtume galės sukt, bet autobusas mums uždarėm iš kelių. Labai svarbus ženklas, vienpusis eismas. Žiūrim navigaciją, ką sakom, ką rodo tiksliau. Gerai. Kadangi vienpusis eismas ir mes važiuojam į kairę, tai mes už 80 metrų pasukite kairėn. Pasukite kairėn. Mūsų pagrindinis kelias, mums reikia praleisti automobilius iš priekio, tai tą džipą turim praleisti. Važiuojam, jisai sukasi, mums netrukdo. Stengiamės kuo dešiniau. Gerai. Kelio pabaigoje pasukite kairėn, tada jūsų antrasis posūkis į kairę. Antras posūkis į kairę. Gerai, privažiavam arčiau. Prieš perėją sustosim. Pasukite kairėn, tada jūsų antrasis posūkis į kairę. Jeigu matom, kad yra iš dešinės automobilių, tai stojam prieš perėją nejudam, bet kadangi nėra, dabar žiūrim tik iš kairės, ne? Iš ten, aišku, žiūrim, bet pagrindas dabar kairė, nes iš dešinės tušia. Antrą pavarą, kairiau laikykis, nes paskui važiuosime į kairę. Važiuojam, pavaras, gerai. Už 100 metrų pasukite kairėn.
pasukite kairėn. Na ir žiūrim, kad nebūtų automobilių iš priekio, ne? Ir važiuojam kairėn. Jeigu būtų, sustotume. Čia yra tavo pagrindinis, nes ją matai šaltinio kelio ženklas. Ok. Čia gražiai su antra pavara. Sakambus išmintos laikyti nereikia. Žiūrim, kad nebūtų pešių. Iš toli žiūrim, ne, kad į pusninį važiuoti, bežiūrėtume. Į pusninį važiuoja biškį, ne? Čia greitėjimo juosta, nes netrukdavo. Kuo dešiniau ir paskui kairė gražiai persirikiu. Gerai. Ir tiesiai, ką rodo navigacija, kad už kilometro bus kažkoks ten vingis. Gerai, biškį pakeisim maršrutą. Tiesiai pakol kas važiuojam. Pasukite kairėn. Tada, kai galėsite, apsisukite. Tiesiai. Ir atsiranda juosta dešiniau, perk dešiniau. Jo, nes mes turim žodį dešiniau. Ten navigacija, ten vienoje vietoje sakys, kad laikykitės kairėje. Už 200 metrų pasilikite kairėje. Nes razu, matėjai, sakė, pasilikite kairėje. Pasilikite kairėje. Tai čia biškį nesąmonė šitoje vietoje navigacija šnekam. Čia matote, šitoje reguliuojamo sankryžoje dešinę negalima važiuoti. Tai priekyje pasilikite dešinėje. Pasilikit kairėje, pasilikit dešinėje. Keis. Už 300 metrų laikykitės dešinės. Laikykitės dešinės. Ir vėl atvažiuosime mes jau 4. kartą į tą pačią sankryžą. Matai, visi keliai veda per tą sankryžą. Ir jau toje sankryžoje mums kur reikės važiuoti? Tiesiai reikės važiuoti mes jau. Už 100 metrų laikykitės kairės. Neįsibėgėk prie jos. Lėčiau. Įsijunk antrą pavarą. Lėčiau biškį. Laikykitės kairės. Kaip ir reikalingas, kaip arba toks trumpas posūkis, žinai. Ar ne? Dešiniau, taip. Realiai kaip tokį trumpą biškį parodį. Bet jeigu ir nerodytum, čia nebūtų klaidos. Tai va, tiesiai važiuot galima tik iš tos juostos. Į kairę buvom važiavę, tai kairiau laikėmės. Na, biškį ratai prasisuka, ne? Kairės, biškį prasisuka vietą. Reiškia, čia jau slidoka. Todėl labai turim matyti priekį, ne? Nes yra perėja, plus mokykla šalia, tai labai turim žiūrėti, kad nieko nebūtų. Kalnelis, lėtė. Už 100 metrų pasukite dešinėn. Ir atsimenat, sakiau aš apie tą posūkį dešinę, tenais apie tą kelią. Jo, tenais yra gyvenama zona. Tai ta ženklas labai sunkiai matos, tai prie bažnyčios atsiminkit tą vietą. Pasukite dešinėn. Nes ta ženklas, visiškai nesimato. Į pusninę važiuoju, iš kairiau. Gerai. Važiuoju. Sustok biškai. Ja, gal sustokim, užleisim žmogų. Jisai mus užleidžia važiuoju. Ir stengsis biškai kairiau. Jo, bet jeigu jisai, ta prasme, bet mes irgi stengiamės būti draugiškai, ne? Jeigu
jeigu ką mes jam palikom vietos važiuoti, žinai, stengiasi pusnis nevažinėti. 20 nedaugiau. Kad ir atrodo, ką kartais kelias neblogas čia visai, žinai, bet yra ženklas, kad yra gyvenama zona, tai vis tiek mes jau viršyti negalime. Dažnai stovi policija, būna reidas šitai gatvėje dešiniau. Ei, ne vien pusės eismas, kad važiuoti prieš eismą. Tai vat. Gražiai 20. Biškai bandom nuvalyti visus lietuvos. Beje, už lenkimą būtų bauda, nes gyvenamai zonai lenkti griežtai draudžiama. Būna, sakau, reidas, yra buvę, kad mes važiuojam, aplenkė mus iškart sustabdė automobilį, policininkai ir baudavo. Ką navigacija rodo? Visada žiūrime, kai įsukam į kažkokį poskį, žiūrim, kas toliau. Tai kai matot navigaciją, čia viršui, ne, rodo, kad 420 metrų, už 420 metrų poskis bus. Tai visada pasižiūrim, kada maždaug tas poskis, kad žinotume, kaip elgtis. Nes jeigu paskui paskutinę sekundę pasakys, tai irgi nėra gerai. Irgi vargsta, ne? Čia pažįstami turbūt. Mūsų mokyklos. Ir pažiūrėk navigaciją, kai pasuksime dešinę, matai, mums reikės iš karto apsisukti. Tai dabar irgi turėjau mokinę ir jinai sakė, kad navigacija pasakė, apsisuksime tenais 180 laipsnių ar 300, ar man atrodo 180 laipsnių pasakė. Tai nesuprato, kas tas, ką tai reiškia. Tai vat irgi jinai kažką pasakys panašaus navigaciją. Tai pasiklausysim. Tai vat visą kelią ramiai savo ant 20 važiuojam. Už 80 metrų pasukite dešinėn. Tada apsisukite 180 laipsnių. Ten po dešinę matėm vyrai mašiną stumdą, nes užklimpo pusnį. Už perės yra vietos, jeigu ką, gali prieš perės sustot važiuoti. Pasukite dešinėn. Tada apsisukite 180 laipsnių. Na ir nepamirštam, kad mums reikės apsisukti iš karto, tenais apsukimo ženklas yra, matai. 180 laipsnių sakė navigacija. Galėjom važiuoti, bet dabar aišku jau nebevažiuojam. Laukiam, kol bus saugu. Važiuojam. Dešiniau. Pavarą pakeisk. Ir saugiai persirikti, nepauk taip iškart, žinai. Apsisukite 180 laipsnių. Jo, taip ramiai persimėt, taip pavarą, žinai, ir tada ramiai persirikiam poskį. Matei, sakė, apsisukime 180 laipsnių. Beje, jūs per video matot blogą vaizdą, tai žinokit, mes tokį patį vaizdą matom ir realiai važiuojant. Blogą. Ramiai, neužgazuok, užneš paskui mumis. Atsargiai. Ramiai su gazu. Saulės paskui piešim čia. Gerai. Koks čia greitis? 50, ne? Do gazo. Gal 50 nevažiuokim, nes prieš tai, kai važiavome, ne, pačioj pradžiai, buvo kelias ganėtinai neblogas. Bet dabar, nu, jis nėra toks labai jau tenais geras kelias, nes jau, nu, matei pati, kai važiavom, tau biški ratai suvažiavo. Plius čia, nu, dar pasniego ir gali būti slidu. Todėl kokią 40 laikom. Proto ribose. 40 ten, nu, pagal situaciją. Pasilikite kairėje. Na ir mums prašys važiuoti kairę, ne? Todėl persirikėjom kairiau. Labai gražiai rikiuojasi, pažiūri veidrodėlį per petį liuks. Navigacija gali rodyti greitį 70,
bet čia nėra Už greitis 300 metrų pasukite kairėn. Navigacija Tada niekada jūs nepasitikim. pasiekėte savo kelionės tikslą. Greičio ženklais navigacija kai rodo, niekada nepasitikim. Ne? Turim žiūrėti ženklus. Pasukite kairėn. Tada jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Labai fainai, kad mes pasiekėm tą tikslą. Gerai išmėgsą kabam. Ir žiūrim, kad nieko nebūtų iš priekio. Įsivaizduokim, kad važiuosim į regitrą, todėl važiuosim iš karto pirmą juostą. Ir žiūrim iš priekio, jeigu nieko nėra, pėsčiųjų nėra, nepasižiūrėk. Ir važiuojam iš karto pirmą juostą. Po dešiniu. Ir poweras. Okay. Tiesiai važiuosim. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Šiandieną regitra nedirba, tai mes ją nevažiuojam. Sąmoningai, ne? Paskačiuk. Nu ką, kaip mūsų pamoka, ar patiko jums pažiūrėti, kaip vairuoja Teresė, kaip mums oro sąlygos, tai atsiprašom už blogą vaizdą per tą video, bet blogą vaizdą ir mes matėm realiai važiuojant, tai lygiai taip pat mums blogai matėsi viskas. Tai va, bet oro sąlygos yra tinkamos mokytis, pačios geriausios oro sąlygos, ko gero mokytis, nes turim labai gerą patirtį. Va, tai jeigu viskas gerai, susitiksim kitą kartą. Iki.